Sveiki, draugai. Su jumis jūsų asmeninis neurokaučas Dmitrijus. Taigi, jei aš myliu, tai ką aš darau? Aš asmeniškai. Ar tikrai aš myliu save, savo vaikus, savo partnerį, savo tėvus? Yra du įprasti elgesio modeliai. Arba aš pozicijai man visi skolingi, tuomet aš tiesiog laukiu malonumų, atsipalaiduoju, suvaikėju. Arba aš pradedu, pavyzdžiui, griežtai kontroliuoti aplinkinius, reikalaudamas, kad jie vykdytų savo pareigas mano atžvilgiu. Ir kai tai nevyksta, o tai žinoma, kad nevyksta, susierzinu, pykstu, netgi galimai išsiugdyti depresiją galima, tokiais būdais. Tačiau yra ir trečias kelias – brandžios meilės kelias. Kai veikiu vadovaudamasi savo vertybėmis, savo tikslais, o ne iš baimės, ne iš lūkesčių ar naudos siekimo, vien tik naudos siekimo. Tikra meilė tai veiksmas, bet ne verslas. Be išskaičiavimo, be primestinių sąlygų. Taip, lengva pasimesti, ypač kai pavargsti. Kai norisi, kad kažkas tiesiog duotų tau dėmesio, rūpesčio, pripažinimo. Taip kaip buvo vaikystėje. Bet mes tai jau suaugom. Gal laikas jau ir mums dabar dalintis, pradėti dalintis. Ir tiesa ta, kad nieks mums nieko neprivalo ir nėra skolingas. Jeigu kažkas mumis rūpinasi, tai yra jau didžiulė dovana. Jei kažkas ateina pas mus savaime, vadinasi, mums labai pasisekė, arba mes to nusikalname. Žinot, karma grįžta. Visi geri ir blogi dalykai grįžta. Tad, draugai, mes gyvenam veiksmų planetai. Ir laimę galima kurti. Užduok savo šį klausimą ryte ir vakare. Jei aš myliu, tai ką aš darau? Užsirašyk ir patikėk, būsi labai nustebintas. Labai svarbu. Neapsiribok pirmo atsakymu. Užbrauk jį ir eik toliau. Ir taip kokius 10 atsakymų kiekvieną iš klausimų. Kaip aš myliu save, vaikus, tėvus, artimuosius, kolegos darbe. Į kiekvieną iš tų po 10 atsakymų. Kodėl reikia užbraukti? Susisiekim, papasakosiu. Būkim ryšyje, sekite mane ir dalinkitės. Jei jums tai atneša naudą, padės ir kitiems. Su meile ir šiltais apkabinimais jūsų neurokaučeris Dmitrijus.